Tai ką, pradėjau fantazuoti su golfelio priekiniu lipu. Modulinas – ne. Molis modeliavimui – ne. Laukiam Ero savininko Domo. O, faniera. Protą. Labas. Nu ką, judinu golfelį, pasistačiau ant podiumo, kad gražesnis būtų. Tai eisiu, nusiplausiu aš jį. Nusipirkau kibirą, kempinę ir šampūną. Išplausiu golfą ir savo galvą išsiplausiu. O nusiplausiu todėl, kad noriu apsiklijuoti apsauginę plėvelę kiek įmanoma daugiau, kad netyčia neatsitiktų kažkokių nesklandumų. Galbūt ne dėl savęs, o dėl kitų. Nes turim nemažai žiūrovų, kur ateina biški. O dulkė, o dar kažkas. Aišku, kaip ir nieko baisaus, nes jinai visa apklijuota labai gera plėvelė, kur ten ant saulės, ten jinai išsilieja kaip stiklas ten ir taip toliau ir panašiai, žodžiu, bomba. Bet kuriuo atveju, nu kam ten reikia rizikuoti, nu tai todėl ką, apsiklijuosiu aš ją ir viskas, ir pačiam bus ramiau ir šiaip bus saugiau. Tada pasistatysiu kėdę, atsisėsiu, pažiūrėsiu iš vieno kampo, iš kito kampo ir pakontempliuosiu, kaip sakoma, biškį pasvajosiu, pažiūrėsiu, padėliosiu, kaip turėtų atrodyti tas priekinis lipas. Buvo uždėtas Maxtono lipas, žodžiu, tai prisimėsiu Maxtono lipą, pasižiūrėsiu, kaip jis atrodo, žodžiu, ko jam trūksta, galbūt panaudosim kaip bazę Maxtono tą buvusį lipą, o galbūt nenaudosim iš vis jokio, galbūt tiesiog darysim nuo nulio, bet kuriuo atveju kažkokia bazė reikalinga. Gal ne tai, kad perdarimas bus, o kažkoks tai kietas pagrindas paviršius ant ko daryti. Reiškia, nebūtinai tas lipas bus kaip atspirties taškas, o tas lipas tiesiog bus kaip kietas pagrindas, sakykim taip. Nes galima naudoti nebūtinai tą lipą. Galima tiesiog iš tos pačios fanieros išsipjauti reikiamo ilgio kažkokį kaip bumerangą, jį prisisukti ir ant jo lipdyti. Bet dabar bekalbėdamas iš tikrųjų pagalvojau, kad vis tiek reikės kažkokios tai fanieros ar kažko ištempti į priekį, kad jis būtų ilgesnis. Nes man iškart toks vaizdas buvo ir tokios mintis, kad jisai turėtų būti griežtesnis, tai reiškia labiau išsikišęs į priekį. Tai va, tai jau ore neprilipdysim arba prie to pačio. Nu, žodžiu, atsisėsiu, pagalvosiu, pasidalinsiu mintim, kažką parodysiu, paformuosiu, aptarsim, paskaitysim, ką pakomentuosit, gal ką patarsit, gal kokį skečiuką papiešit. Papieškit, atsiųskit, parodykit, padiskutuojam. Nu ką, paduok šampūną! Tai ką, pradėjau fantazuoti su golfelio priekiniu lipu ir išsitraukiau dar ir F30 mūsų gamintą street bodžiui. Nu ir ne tik street bodžiui, šiaip jisai tinka ant OM paketinio bamperio mūsų gamintas šitas lipas. Tai žodžiu, išsitraukiau mūsų gamintas lipas, užsidėjau turimą Maxtono, biškį fantazavau, kas čia kaip turi būti. Išsitraukiau dėl ko? Išsitraukiau pasižiūrėti dėl šitų finukų. Kažkaip tai noras yra čia nais biškį jų įkomponuot kažkaip tais. Tai vat, galvoju, kaip čia geriau būtų. Čia faktas, kad jisai turės ilgėti. Plius minus matavau kažkur tais nuo šitos vietos 8 cm kažkur tai turės jisai būti išlindęs. Plius minus. Galbūt šiek tiek daugiau, bet matyt, kad ne mažiau. Tai kai modeliavom šitą lipą, finukai buvo sumodeliuoti atskirai, atspausdinti, sudėti, nes jie buvo tenais didesnis, mažesnis, vienu žodžiu. Ir žiūrėjom, kurie labiausiai tinka. Tai dabar čia šitas šiek tiek, sakykime, ilgesnis, čia trumpesnis.
man atrodo, dar trumpesnis, o gal šitie du vienodi ir šitas tik tai ilgesnis. Nes jisai čianais siauresnis šiek tiek ir tada biški platėja. Bet suradom failą, kuriame tie buvo finai spausdinti, pasiruošiau dar įvairesnių dydžių, tai yra ilgių, aukščių skirtingų ir ką, pasikursim 3D printerį, atsispausdinsim ir pasižiūrėsim, kurį čia galėtumėm dydį prikomponuoti. Galbūt vėlgi skirtingų dydžių. Žodžiu, bus matyt. Tai ką, įsikeliam failiuką. Parodysiu, kaip atrodo finukai. Va. Kiek mes čia jų turim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skirtingi dydžiai. Galbūt užteks. Nu, jeigu ką, pasižiūrėsim. Dar pasikoreguosim natūroj, kaip sakoma. Nu, va, tai va, atrodys. Šitas jau matau, kad nelabai. Labai jau kupranugaris. Šitie du šiaip apskritai paskutiniai nemanau, kad bus. Akiai žaviausi pirmi 4. Bet pasižiūrėsim, kaip sakiau, kai atsispausdins, kaip atrodys. O ką, keliam failą, jungiam printerį. Reikia, kad dūmai rūktų iš to printerio. Važiuojam. Taip. Iš karto. Lakiuko. Palauksim, kol užkais. Dabar aišku, kol jisai važiuoja, nerodo, bet tuoj va išsihaumins, kaip sakoma. Susišaudys aukščius. Grįž į savo vietą, tada parodys mums, kiek jisai čia jau užkaito ir kai užkais pilnai, leisim failą. Bedas tram 4, galva 100 kem. Tai dar biškį reikia palaukti. Tiek atspausdinės jau šitas printeris, o jezau, 1000 kilometrų filmento, 1000. Ir vis dar pajėgus, vis dar jauna. O pradžia buvo nekokia iš tikrųjų, bet rankiniu būdu truputėlį sureguliavom aukštį ir panašu, kad ties antrų finų jau neblogai viskas. Tai manau, kad paliekam, pabaigs jisai raftus, ateisim, pažiūrėsim kokią situaciją tada, jeigu viskas gražu tvarkinga, paliksim spausdint, bet manau, kad atsispausdint šauniai. Nu ir va, turim finukus. Kažkaip tais man atrodė, kad bus didesni. Paimsim visus, einam, pasižiūrėsim, palyginsim, biškį įtalpinsim čia kažkur tai. Tai iš visų šitų atspausdintų, kažkaip man solidžiausias atrodo 5 variantas. Ir tai paėmus, jisai čia truputėlį, gal sakykim, neatsiderina. Matosi? Gerai, kad matosi. Bet pabandom dar biškį tą didįjį. Blin, čia gal reikės ir didint. Supranti, raumenukų uždėjom ant automobilių sparnų šonų, kaip sakyti. Tai ir ant lipo biškį raumens reikia užmest. Masės, kaip sakyti. Šiek tiek. Jų reikia nenusismulkint, kad nenuliesint. O kažkas tai tas kampukas yra, kuris šauniai atkartotų iš tikrųjų. Tai sakyčiau, kad gal net tai jisai būtų faina, kad liktų ten tas tarpas. Kad šita plokštuma biškį su tokiu tarpu kažkokiu šitoj vietoj. Palauk, paimsim dar ruletę. O kur jinai? Va jinai. Nu tai mūsų planas buvo +-8. Tai sakyčiau, gal neblogai bus. Gerai, o trumpesnis kaip atrodytų. Gal reiktų susikomponuoti ilgesnę apačią iš pradžių. Tada jau galvoti apie šitą reikalą. Nes dabar tai sunku įsivaizduoti, gal jisai ir per aukštai kažkiek tai. Bet mes nusižemint su lipu irgi nelabai galim. Norisi, kad sueitų su poslenkščiais, kad nebūtų iš šono žiūrint daug žemiau. Kaip norėtųsi, kad būtų visa apačia vienam +- lygyje. Nesinori išlysti iš tų rėmų. Nu, mes iš tikrųjų ką turim, iš tikrųjų kur pažemint dar, nes va šita briauna ganėtinai aukšta.
Tai ją vienareikšmiškai reiktų mažinti, žeminti, bent jau. Nu, per pus gal ne, bet minus 40% nuo šito bendro storio, tai tikrai reiktų nuimti, o toliau jau žiūrėti pagal tvirtumą. Čia pas juos daryta 4 tvirtinimo taškai, man asmeniškai norėtųsi daryti galbūt vieną per vidurį, kaip F30, tada talpinti, manau, kad irgi po 3 finukus nuo centro, kažkai vat, man irgi tokia galvoj vizija dėliojasi, nes po 4 jau, sakykime, galbūt būtų per daug, nebent per vidurį irgi finas ir tada eiti šonus, bet kažkaip, trumpai tariant, vidinis balsas man patarė daryti tvirtinimą per vidurį kaip F30 ir irgi galbūt po 3 finukus iš vieno krašto iki čionais ir į tą pusę lygiai taip pat. Bet tas gali pasikeisti. Pažiūrėsim, žodžiu. Reikia prasilginti tą priekį. Tai kol kas nematau, ką čia panaudoti mes galim iš šito. Bet vis tiek prie kažko tai ryštis reikės. Nuo kažko žaistis reikės. Žodžiu, judam toliau. Va, tai žodžiu, nuvažiavau, išsipjojau šiandien tokį va lakštą. Vis tik tai bandysiu mest lauk šitą lipą, prisisuksiu iš apačios, žodžiu, šitą plokštę ir atsižymėsiu tada liniją, kaip aš įsivaizduoju, kiek jisai turi man išlysti, iš kraštų, kiek man turi maždaug išlysti pagal mano norą, kaip jisai turėtų atrodyti, žiūrint iš viršaus, kurias linijas atkartot, kur pradėti linkt ir taip toliau. Tai trumpai tariant, pradžių tavo reikalą noriu pasidaryti dabar, tai nusiimsiu šitą, prisisuksiu šitą plokštę, gal ten kažkur tai ją reikės šiek tiek atitraukti, nes noriu, kad būtų plokštės apačia sulig maždaug šito lipo apačia, kad daugiau mum nelysti į apačią iš esmės, kad būtų tokiam aukšti. Visas mūsų šitas smagumas. Tai reikia nusimti, aišku, aš čia prisimetęs ant kelių varžtų. Tai va. O, maždaug neblogai pataikiau. Su 50 comų nebūčiau prasisukęs. Iš pradžių sakiau, kad reikia 50 comų ant 2 metrų. Pasitaisiau, dar 10 cm užmečiau. Gerai. Dabar ką? Pasižiūrėtum taip, jeigu mūsų ta plokštuma čia pas mūsų užkyla, iš esmės mums reikėtų prisisukti šitose 2 vietose, plius minus. Biškai pasimatuojam. 52,5, o čionais mes turim 54. Iš esmės vis tiek eina vienas lygis. Aš ir noriu išlaikyti vieną lygį. Reiškia, jeigu mes čia krašte darom, čia jie kiek čia buvo padarę, čia prisisuka apie 2 comus kažkas tokio. Tai man norėtųsi vėliau, kad lipas prasitęstų ant poslenkščių. Tai reiškia, plius minus vienodas storis. Aišku, nesigaus faktas, nes šiandien toks finas turės eiti, bet pats galas vis tiek. Ir tolimesnis aukštis jo vienodas panašus. Aišku, faktas, kad čia užsibaigs iškilęs kažkiek, čia irgi galbūt iškilęs. Nu, čia ten prie to, aišku, prieisim, pasižiūrėsim, bet šiandien noras yra neišsišokti labai į apačią, nes dar nežinom, ar čia GLS-ai stovės ar nestovės ant amortikų. GLS-ai tai ta hidrauliniai adapteriai ant koilų, kur iškelia mašiną arba nuleidžia mašiną. Blogų kelių važiuojant laimėtumėm aukštį ir nenulaužytumėm nieko, nekabintumėm arkų ir taip toliau ir panašiai. O kai važiuojam lygių, gražių, tvarkingų kelių, ar ten stovim kažkokioj tais parodoj, kažkur nusileidžia mašiną, kad jinai atrodytų gražiai. Tai va, tai neaišku. Planas buvo galbūt dėti, planas yra ir galbūt nedėti. Tai pasižiūrėsim. Dėsis ar nesidės, esmė tame, kad dabar reikia nepersistengti su žemumu, kad iš vis pravažiuoti galima būtų visur. Bandom prisisukti tada šitą. Ai, pagalvojau, geriau čia gulėti ant šitos plokštės, nesuksiu. O iš tikrųjų tai noriu susidėti sriegiukus į apačią, kad galima būtų
tvarkingai varžtais prisisukto, ne ten kažkokiais tai medvarščiais, ar ten veržliai iš apačios kišt, žodžiu, kad būtų patogiau, tai va, aš susiknėdysiu stiegius ir tvarkingai galėsiu prisisukti, atsisukti be problemų. Aišku, dabar susiknėdysiu sriegius visur, kur buvo padarytos skylės šitam lipui, bet manau, kad naudosiu tik tai kraštinės skylės mūsų lipui gaminamam ir čia reikės pasidaryti kažkokią tai vietą naują galbūt. Na, žodžiu, apie dar tvirtinimą sekančiame etape, bet dabar dasibaigsiu į senasias tvirtinimo vietas susiknėdyti sriegius ir bandysim prisisukti mūsų plokštę. Visai plius minus. Ir va, gal gana gražus lipas. Iškart važiuoju va, palei kokį tai kelkraštį žolę nusipjaut, gali užsmailinsim čia nais, paimsim gal metalo nuo kastuvo, kur sniegui. Čia va tokį. Taisysim, viskas, sniegui valyti, žoliai pjaut, viskam, žodžiu, daugia funkcinis. Gerai, čia nais mes turim, pavyzdžiui, 4. Nu tai ir važiuojam su 4, kaip sako. Tuoj pasižiūrim tada ties šituo, kur mums čia lenkimas. Ties čia dar irgi paimam tebūnie 4, pavyzdžiui. Tada pasiemam kitą liniuotę. Vienoj pusėj pabandysim vienaip galbūt, kitoj kitaip. Pažiūrėsim, kuri pusė gražesnė ir pasirinksim. Nu kažkaip tai taip. Kažkokį tai tokį. Bet negalim persistengti. Nereikia persistengti. Bet eigoj pažiūrėsim. Gal persistengsim truputį. Tuoj dar čia paryškinsim linijas, pagražinsim, padailinsim, pažiūrėsim. O, visai dailiai, nu. Pamokos mokykloje nenuėjo veltui. Žinai, kai mokykloje sėdė, ne, ir, pavyzdžiui, dažniausiai, kiek pamenu, būdavo langeliai sąsvinys gal reikėtų taisyklingiau sakyti, tai visos tos paraštės pripaišytos būdavo pas visus dažniausiai, nu, greičiausiai pas visus, bet pas mane tai visur privarai normaliai, tai va. Tos pamokos tikrai čia atsiperka, ten linijų, brūkšniukų, kryžiukų, nuliukų, visko, žodžiu, tai pripaišydavau, pridarydavau, tai vadinas braižymo pamokos. Tikrai yra atsipirkusios. Why keep you hiding where the sun is dark? It's undefined, want to know where you are. Why keep you hiding where the sun is dark? The sun is dark. Tuoj pamastysim, gal su šita vieta norėčiau paspręsti kažką tai šiek tiek, bet čia jau formavimas tolesnis. Kai prasidės, galima bus pakoreguoti. Iš esmės, vat, nežiūrint į tą pusę, jeigu man gražiai susižiūri, o irgi pasižiūrėk, vat, nežinau, iš toliau jeigu žiūrint ar matysis. Ai, nu nelabai matysis galbūt, bet nemažai masės. Jeigu atsižvelgiant tik į liniją ir šitos nekreipiant dėmesį į šitą vietą, įsivaizduokim, kad jinai nupjauta, tai žiūrint iš šiek tiek toliau yra tos masės. Tikrai nemažai. Vat iš čia atsistoji, tarkim, iš šito šono. Nu tai ką atrodo, nu tai kas? Nedaug atrodo tai. Bet manau, kad yra svarbu ir nepersistengti, ir kad visais kampais neblogai atrodyti. Nu, ką reiškia neblogai, kad visais kampais gerai atrodyti, bet vat iš čia žiūrint, nu griežtas, tikrai griežtas. Aš dar prigalvojau, manau, kad reikia apsipjaut ir tada pažiūrėti, kaip atrodo, nes, sakyčiau, pirmas šūvis neprašautas. Gal nereikia bandyti antro, nes kaip visi man sako, geriausias bandymas yra pirmas. Tai pasižymėjau konkretų centrą dabar.
tikrasis centras, kur yra. Dabar nusipjausiu per šitą pasižymėtą liniją, šitą dalį tada padėsiu ant čia, apsibrėšiu ir taip turėsiu dvi vienodas pusės. Va tą ir padarysim dabar. Apipjaustymą. Bendrai čia dasišveisim. Ranka. Ką dabar va pasidedu. Čia va pasižymiu, kad žinočiau kur. Ne idealiai galbūt, bet mum ir nereikia idealiai, nes vis tiek mes darysim ne visą lipą, o manau, kad tik tai pusę. Manau, kad darysim, susiformuosim vieną pusę ir galbūt šiek tiek kitą pusę, kad pasižiūrėt, kuris variantas bus gražesnis. Bet, kadangi mes esam tokie profesionalai, gali būti, kad vėl iš pirmo bandymo bus labai geras rezultatas. To ir linkiu savo. Tuoj va jau, nusipjausiu čia, užmetu, jau galima bus plius minus šiek tiek matyti tą realų vaizdą, kiek jisai išlindė, sakykim taip, aišku, be jokių ten išraitimų ir taip toliau, bet jau pagrindinė forma bus aiški. Balerina, balerūnas. Baleto virtuozas. Aš svaigstu prie golfo. Galvoju, vizualizuoju, dėlioju, kaip turi atrodyti priekinis lipas. Va, ten truputuką galiu parodyti. Po truputį dėlioju. O iš tikrųjų tai eksperimentuosiu su materialu, iš kurio noriu suformuoti visą vaizdą, tas visas formas, nes pabandžiau molį, nelabai tinkamas. Pabandžiau plasteliną, sakyčiau, per kietas reikalas. Norėtųsi kažko, ko dar pats nežinau ir niekada neatspėsit, bet be vaikų pagalbos nebūtų šito sumanimo. Tokį va dalykiuką paėmiau, dar priedo, galvoju, bandelių išsikepsiu. O iš tikrųjų tai žaidžia mano vaikai su modulinu va tokiu va. Paėmiau kelias dėžutės pabandymui. Iš esmės norėjau, kad būtų viena spalva, bet darysiu paprastai. Paimsiu visas 4, suminkysiu į vieną, gausis viena spalva, reiškia visi vienodi, tai visas sumaišęs gausiu vienodą spalvą. Paskaičiau, kad sudėtyje tiksliau yra kvietinių miltų. Kas man yra blogai, kad jisai yra per skystas, per minkštas. Tai kadangi yra kvietinių miltų, tai aš atsisversiu kažkiek tais, tarkim, 100 gramų, čia yra 4 po 125, tai reiškia, mes turim 500 gramų čia. Tai tarkim, ant 500 gramų pabandysiu 100 gramų miltų ir pasižiūrėsiu, kokią konsistenciją gausim. Ir tikiuosi, kad bais šitas reikalas. Tai ką, einu minkyt! Nu va, turim tokią masę. Neblogai, spalvytė graži, rūžava gavosi. Iš tokių spalvų gavosi tokia spalva.
Ir rožinė pantera. Tai čia galima įdomumo dėliai pasižiūrim. 526 gramai. Nu tai 500 tegul būna. Grubiai. Tai dabar restartas. Opa. Kepsim bundes. Darom veldoną. Pradėsim nuo 50 gramų. Ant tokios masės. Kiek čia bus? Nepersistengti. Nu 50, demonė. Jėzu, Marija. Viskas gerai, aš čia pakepsiu biškį, parodysiu. Oho, prilipo kažkas. Bliam, gal bus daugoka. Jėzau, krenta. Gal pradėsiu vis tik nuo grubiai 25 gramų. Pažiūrėsim, kas bus. Nu, konsistencija. Galvojau, kad kažkaip atrodė daug. Nu, bet faktas tas, kad procentaliai prie 500 gramų jau skystos masės 50 gramų nėra daug. Jis vis tiek toks lipnus. Aišku, reikėtų galbūt lyginti dar vieną sumaišytą, sakykim, 50 gramų, tai ką aš dabar šneku, tai ne 50 gramų, tai dabar aš tik tai 25 gramus miltų dadėjau. Bet konsistencija ženkliai, sakyčiau, nepasikeitė. Nu, važiuojam vis tik tai su 50 gramų. Jaučiuosi lyg minkydamas tešlą, kokiam bandeliai kokiai ar duonai. Pažiūrėsim, čia gali būti, kad ir 50 gali būti mažai, nes vis tiek konsistencija tokia įdomi. Stipriau paspaudus jisai toksai labai lipnus, bet kuriuo atveju. Nu va, išsiminkiau, žodžiu, tai dabar ten buvo 520 keli gramai, padaugėjo va tais 50 gramų, aišku. Nežinau, ar tinkama ta konsistencija ar ne, bet, sakykim, jeigu aš kažkokį tais noriu, pavyzdžiui, išsiformuoti, manau, kad dar 50 reiktų. Bandom dar 50, pasižiūrėsim, kas čia darysis. Nieko gero, liūdnas reikalas, gal kažką ir išformuotum, bet vis tiek jisai per minkštas ir matai, va, veliasi. Žodžiu, formavimui netinkamas sprendimas. O, kas čia dabar? Balta. Ką, važiuosim ieškoti štesnio šiek tiek molio. Molio, sakau, plastelino, kažkokio formavimui. Nieko, rasim, atrasim, viskas okei. Šiaip tas, kur sakiau, plastelinas kietas, jisai geriausias variantas iš tikrųjų šiai dienai, bet tikiuosi atrasti šiek tiek minkštesnį variantą kažkokį, nes jisai iš įpakavimo išėmus, tai vos nelik akmens, toks kietas. O toks va kietas. Tai pasižiūrėsiu, kokie variantai yra ir grįšiu prie plastelino. The next day. Tai po kelių nesėkmingų bandymų prie lipo formavimo šiandien paėmiau dar kitokio plastelino ir bandysiu pasižiūrėti, kaip seksis su juo. Tikiuosi, kad kelintas čia 4 bandymas jau nemeluos. Nu, vienas iš tų 3 viskas okei. Tik tai man plastelino konsistencija buvo šiek tiek per kieta. Tai tikiuosi su šito plastelino variantu neprašoviau ir kietumas man bus tinkamas. Tai modulinas ne, molis modeliavimui ne. Ir tas trečiasis plastelinas, kur kietas buvo, tai 50-50, bet šiek tiek per kietas. Žodžiu, bandysiu. O šiandien dar gavau naujų žaisliukų keramikams, skulptoriams. O Jėzau, pažiūrim, kas čia. Tokia va dėžukė. Pasižiūrim, kas čia nais. Atsidarom. Opa. Popieriniai plaukai. My stepper gon' brush him if I press the button. Too drippy to scuffle. The blick in the duffel, it came with a muzzle. So why would I touch it? Diamonds dancing. Gerai, čia bus. Paravėt daržą. Gerai, vasara bus. Lysvėm patvarkyt. Išbandysim, pažiūrėsim, įvertinsim, ką dar turim. O, čia miniatiūrinių tokių dar va. Irgi galvojau kažkaip didesni, bet nice. Tokie iš vis smulkus, mažyčiai tokie. Užbaigiamiesiam darbam ir mano precizinėms vietoms labai gerai tinka, kai jau ten lygiai gražiai sueina. Kas dar? Na ir va tokių va visokių va dar va mažesnių. Pasirūpinom dalykais. Va. Gerai. O va tokį va paketuką plastilino. Važiuojam!
Tai iš to, kur sakiau, plastilino, kur šiek tiek man buvo per kietas, tai buvau pradėjęs formuoti jau gabaliuką lipon. Startas man visai patiko, tik tai, kad sunku dirbti, nes, kaip sakiau, per kietas. Tačiau palikau tą, ką padariau, nenuėmiau tos visos savo pradžios, kaip su moliu, kaip su modulinu. Pabandęs pamačiau, kad nelabai kažkas, tai nuėmiau, o su šito kietu palikau. Tai situacija tokia. Toks va reikaliukas. Ir važiuosiu ant viršaus su nauju. Tiesiog pratęsimas bus. Tai va. Upa! Reikia dabar kažkokio tais dėkliuko visiems šitiem įrankiam. Išsivinioju. Dar reikia pasidaryti kažkokį stumdomą staliuką, kad susidėt tvarkingai, patogiai. Žodžiu, reikia. Visko reikia, daug ko reikia. Ne tik staliuko. Vis kažko tais naujo sugalvoju, vis kažko tais reikia plėst. Lengvint visas procedūras ir tobulėt. Įvyko pasiruošimas. Paskubomis susimeistravau tokį staliuką mažą, kad būtų šiek tiek patogiau. O, prašau, tuščia bačkutė, gabalėlis palangės, truputėlis karštų klijų, kad nenukristų. Ir voila. Nu ką, ketvirtas bandymas nesėkmingas. Tai nepaėjo, žodžiu, su šituo plastilinu, kuriuo maniau, kad paeis. Grįšim prie to, kuris buvo prikietas. Tai šildysim ir formuosim. Nes jo apdirbimas man labai patinka. Labai gražiai ir formuojasi ir viskas labai gerai. Tik tai, kad jo klijavimas ganėtinai varginantis dėl jo kietumo. Bet, nu ką darysim, pašildysim labiau. Atšalęs iki kambario temperatūros, viskas okei. Jisai galiuva, jisai toks, sakykim, minkštas, nu kaip, gali jį judinti, bet jisai tuo pačiu ir, nu, laiko formą savo, ganėtinai kietas, su juo dirbti gali, viskas kaip ir okei. Tai pabandėm, einam ieškoti, kur čia arčiausiai galima nusipirkti plastilino. Raduga vadinasi. Įdomus pavadinimas, bet su juo neprasišausim, todėl ir ieškosiu pagal pavadinimą. Einu ieškoti. A few moments later. Tai padėkliukas, jau čia pradaryta. Eik tu sau, kaip nepasisekė, ką čia neprasisuks, supranti, neprasisuks, nu tai ką tada? Einu biški, čia padėsiu šitą, tegul pašyla biški taip, vos. Opa, nustatom. Kažkiek tai, aš einu biški pamodifikuosiu lentukę. Tuoj grįšiu. Padėkliukas pagamintas. Vakarienė šyla. Gerai pašyla. Nu, pasižiūrėsim, kas čia bus. Biškai ilgiau. Ką? Pradėjau čia va kažką makaluot, kažką tais daryt. Nepatiko. Tai lupu viską. Lauk vienu žodžiu, ką čia pradėjau klijuot. Ir bandysim kitaip. Gerai prilipo, klausykis. Tai va taip ir būna. Biški darai kažką. Ir pasirodo, kad paskui pačiam nelabai patinka. Bet tai tikrai gerai prilipo, eik tu sau. Kaip čia nukrapšty dabar visą šitą reikalą. Galvojau, bus gražu. Bet pačiam šitą pradėjus konceptą, kaip sakyt, pasidarė nebegražu. Nu tai ką, eisim biški kitų stilium. 4 kartus rinkau, iš ko formuoti. Ten, žodžiu, užtrukau irgi nemažai. Tada pradėjau čia formuoti ir, nu va, ir nepatinka. O ką daryti? Jeigu nepatinka, tai nėra ką toliau ir daryti. Reikia daryti taip, kaip patinka. Jeigu pradžia nepatinka, reiškia jau nieko gero.
sukibimas koks geras. Visą šitą reikaliuką lauk. Gerai prilipę. Šiaip ir čia biški nepatinka man. Kažkas nesižiūri, bet manau, kad išlaušiu dar kažką. Žodžiu, su kampu pradėsiu. Žiūrėsim, kas čia gaunasi. Galbūt tą patį dabar va pabandysiu paformuoti. Biški reikia kažkokį meditacinį momentą, inspirationą pagaudyti. Man tai asmeniškai norėtųsi masės šiek tiek visam šitam reikale. Visam šitam reikale norėtųsi masės. Tai trumpai, einu biški prie šitos pusės, kadangi noriu pasilikti tenais ir kol kas nejudint, ta pusė šiek tiek nepatinka, bet galima lipdyti, sakykim, toliau formuoti ir vis tiek faktas, kad keisis vaizdas, ta prasme, pirminė vizija buvo tokia, ta vizija man patiko, tik galbūt dar nedaėjau iki to momento, kai jau atsiras tas norimas vaizdas, bet kol kas palieku tą pusę taip, kaip yra ir šitoj pusėj bandysiu pertikti dar vieną kilusią viziją. Tai ten žiūrėjau ir kilo tokia agresyvesnė mintis. Tai pabandysiu čionais pertikti tą mintį ir pasižiūrėsim, kas gausis iš tikrųjų. Bet noriu pasiruošt vietą, kad nesugadint bamperio, kad neprilystų plastelino, kur nereikia, žodžiu, bet matau, kad čia bus sunkiai. Nieko, tuoj mes čia kažką. Noriu, kad gerai viskas matytųsi ir man reikia matyti bet kuriuo atveju visas linijas. Taip ir būna tam kūrybos procese. Kartais pavyksta iš karto pasidaryti taip, kaip kyla mintis, o kartais reikia pasižaisti. Nieko, pasižaisim. I said it feels so nice, shining Nu, vienintelis liūdinantis dalykas yra tas, kad reikia apsiklijuoti. Vis tik tai blogas buvo pasirinkimas daryti ant jau užvrapintos mašinos. Geriau daryti ant donoro, kurio nereikia apsiklijuoti, nes tada linijas visas puikiai matai ir gali prieiti, bet neprieiti, o gali ir aiškiau matyti. Nereikia ten gaudyti vėjo laukuose, bet yra kaip yra. Nu, čia reiks daug plastelino. Tai galvoju, kad šiandien nepradėsim daryti tą, ką įsivaizduoju, todėl kad ką noriu padaryti, tai... Ateik parodysiu. Ateik, nebijok. Tai noriu va šitą va dalį, reiškia šitoj va vietoj, dabar aišku nesimato, bet yra laužimas, kampas, ties čia maždaug. Nu, galbūt va šito įdubimo vietoje eina, sakykim, kampas, kuris perlūžta. Tai iki jo daryti dalį ir tada va palei šitą va vietą jau. Žodžiu, ką noriu padaryti, tai va šitą va dalį išnešti į priekį, atkartoti ją agresyvesnę, šitą va liniją, kaip, sakykim, paimčiau šitą va dalį ir tiesiog ištempčiau į čionais, kad, pavyzdžiui, va šita va linija eitų va šito vietoj, kaip pavyzdys. Ir šita linija taip pat čionais, jisai toks visas pamasyvėtų, visa šita dalis. Tai šitą dalį norėčiau ištempti, tada jinai šita vieta užsibaigtų, sakykim, ties va čia va, ir tada lipas dar platesnis būtų, dar aukštesnis tiksliau, ne platesnis. Tai sakykim, dabar čia yra 8 milai, nu tai bendroj sumoj ten būtų 1,5 como ar ten link 2 cm aukščio kaip pavyzdys ir čia kem 5 laipsnių kampas. Žodžiu, trumpai tariant, pavyzdžiui, va, išlipdyti galima juostelę. Kaip mano vizijoje atrodytų šitas va momentas, tai ties va šita vieta, tai sakykim, greituoju būdu. Čia, sakykim, toks va kampas ir būtų, aišku, jisai būtų užapvalintas, tai sakykim, eitų va toks va, kaip pavyzdys, kampas ir tada tavo va vieta, tiesiog tas va kampas aštrus būtų. O čia labai greituoju būdu ir negražiai, labai primityviai, bet plius minus
kaip pavyzdys, kažkas tai tokio, aišku, čia jisai turėtų eiti išsilenkęs labiau, šitą liniją turėtų eiti galbūt šiek tiek žemiau, iš esmės šitas va momentas turėtų atsikartoti, arba gal net šiek tiek ir aukščiau, nu čia reiktų žiūrėti pagal dizainą, bet iš esmės kažkas tokio, šita dalis sugrįžtų atgal, ta prasme viskas iš esmės atsikartotų, tik tai kad būtų išpūsta. Nu aišku, šita vieta tai gal būtų šiek tiek giliau, iš tikrųjų norėtųsi, kad to lipo dar liktų, nu tai šita vieta galbūt ne čia būtų, o ten sakykim vizija plius minus va tokia va yra šovusi. Nu vat kažkoks tai vat toks. Čia aišku bendram vaizde reikia žiūrėti, biški masės daugiau. Norisi jam piktumo, ten man toks jisai trūksta masės, trūksta realiai masės. Baisiai trūksta masės, tenais, toj pusėje. Reikia jam biški griežtumo pridėti. Nu, pats matai, kaip sakoma, plastelino čia, o jezau, kiek reikia. Tai aš galvoju, kad reikia paimti makroflekso, putų, kaip sakoma, purškiamų putų, kuo mažiau, kurios nesiplečia, tada jos neturės tų porų, tų ertmių tuščių išpūsta, sakykim. Tai užpūsti tiek, kiek man reikia, aš tada apsipjaustau tą bendrą formą, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš noriu. Mes kaip ir pasiruošę tą vietą, kad būtų tvarkinga, kad nepriliptų prie mašinos ir, reikalų esant nulupam ir viskas, ir važiuojam iš naujo. Tai vat galvoju užsipūsti, susiformuoti plius minus vaizdą, koks bus mane tenkinantis vaizdas ir tada jau iš plastelino, sakykime, išsiformuoti, išsidailinti norimą jau formą iki galo. O dabar jau galvoju, kad jeigu važiuoju šituo keliu, tai lipas bus 3 dalių. Tai va, tai dalis šitos 2 dalis atskirai ir apatinė lupos dalis irgi atskirai. Čia norėjau, kaip matėm prieš tai, kažkokį tai ten naujovę išvyniot, bet man ta naujovė nelabai kažkaip nelimpa šitam modeliui matyt. Ta idėja kažkuriam ateities perspektyvoj modeliui ir tiks. Tai jinai yra neatmesta, bet pasiliekam ateičiai. O čionais galvoju daryti tvirtinimą per vidurį ir nežinau kelis, bet masyvesnius finus negu galbūt šitie. Bet aišku, čia pastorės dar, tai galbūt panaudosim dar išsipjovę pasistorinti dar fanieros, kad pridėtume masę šitam reikalui. Ir pažiūrėsim, kurie finukai čia labiausiai tiks. Tai šitą dalį turint ir centrą turint, mes matysim, kokia atkarpa yra čia ir kiek gražiausiai atrodys ten finų. Ar visi vienodi, ar čia didžiausias mažesnis, ar čia didžiausias ir 2 mažesni. Nu, kažkaip taip, nežinau. Gal užteks 3 šitam tarpe, gal reikia 4, bet faktas, kad ne 2, tai arba 3, arba 4, kažkas tai tam tarpe. Tai žodžiu, tai va toks va reikalas. Ir ką? Varau miegot, rytoj nusipirku makroflekso, užpučiu ir pjaustau toliau. Bandau išspausti tą, ko noriu. Ką? Per kančias žvaigždės, Jėzau Marija. Pirmoj pradžioj plastelinas kišo kojam, plastelinai, modulinai ten ir visa kita, kol priėjau prie tinkamiausio varianto vis tik tai. O dabar dar reikia pridėti ir makroflekso šiek tiek, nes tikrai čia prikraut krūvą plastelino gal neprotinga būtų, pirmas dalykas. O antras dalykas laikas. Aišku, laiko atėmė visi šitie bandymai ir taip toliau, bet siekiam tobulybės. Norisi, kad būtų gražu, tikrai, kad gražu būtų, o ne bele kaip. Tai va, iki sekančio. Much later. Tai ir vėl aš suku galvą prie golfo. Žodžiu, tas kūrybinis procesas labai ilgas, nuobodus, jau ne nuobodus, o įdomus, bet ilgas. Bandysiu dabar šiek tiek kitaip padaryti. Va. Tai trumpai, žodžiu, galvoju pasiaurinti šitą dalį. Čia pas mane buvo padaryta tokia, eina, žodžiu, banga, vadinkim taip. Va. Tai aš galvoju padaryti lygiai, reiškia šitą vietą šiek tiek pagilinti. Ir galbūt dėl to, kad sąlyginai nemažai išlenda. Aš sakyčiau, kad galbūt per daug jau
per drastiškai. Bet yra ir kitas reikalas tas, kad aš norėčiau, kad ateities perspektyvoje šitas lipas ir tiktų ir gražiai žiūrėtųsi ant visiškai standartinio Aero. Todėl tą pusę, kaip minėjau, paliksiu kol kas, šitą pabandysiu kitų principų, kitokių stilium padaryti. Dabar pabandysiu tą ir perteikti. Pirmiausia, atsibrėšim. Tai ką, iš akytės varom. Pasižiūrim, kiek čia mum reiktų. Neblogai. Va štai tiek. Tai iš esmės gautųsi va ties rato šita vieta. Neblogai galbūt. Reikia bandyti. Važiuojam toliau. Apipjausčiau, kaip sakoma. Dabar paimsiu irgi fanieros, nes noriu pastorinti šitą vietą. Tai reiškia dabar, va tai va, sakykim, didėsiu iš apačios, apsibrėšiu perimetrą ir iš esmės išpjausiu tokią, čia žinoma, platesnę dalį, antrą ant viršaus uždėsiu čianais, bet tokį bumerangą. Va tokį va. Ir kantą padarysiu kem 5 laipsnių, tada jau plius minus bus galbūt į tą pusę, kurią aš noriu matyti. Bandom. Opa, kad durys būtų užsandarintos labai. Gerai, pamiksuojam. Dabar svarbiausia neaptaškyti nieko ir pačiam neapsitaškyti. Ką, važiuojam. Reikia tik tai papurkšt kažkur tai pabandyti. Ten, kur nieks nemato. Į šiukšlių dėžę. Gražumėlis. Čia matyt kažkokiais etapais reikia. Lajeriais varysiu kaip 3D printeris. Nu, kažkaip tai. Gal nelabai ir reikia, va, bet geriau iš didesnės kurvos išsidrošt, ką mums reikia. Bet dapūsim. Kažką taisgi dapūsim, jeigu ką. Gerai bus. Kol kas užsuksim dabar, kad neužstingtų rupūžę. Blemba pistoletas tai kaip už 5 eurus. Tikrai. Kaip sakomas, keistas. Bet ką, nieko baisaus. Tai ką, mums čia nereikia, mums čia kažkokio taigi stebuklingo. Aišku, jeigu čia nulūštų, besukant, šitą nebesukant, kad ir taip užsukinėjant, ar ten rankena tokia liūdna. Opa! Kol džiūsta makrofleksas, reikia pasimatuoti finukus, kokie čia man labiausiai patinkantys būtų. Reikia dar didesnių negu šitas. Reikia dar pasistrateguoti vietas. Norėtųsi platesnių, piktesnių. Tai va, tokie va reikaliukai. Po truputėlį, dėliojam, tai grįšiu namo, finukus pasidarysiu. Pagal matmenis norimus spausdinsiu. Planuoju, kad bus 3, 2 arčiau centro bus didesni, o vienas toliausiai nuo centro šiek tiek mažesnis. Pasižiūrėsim, kaip čia atrodys bendroje visumoje visas šitas reikalas, kas šiandien išsigimdys. Jau. Ateina padėt šo su didelė odega. Va. Ne, makroflekso neliet. Žodžiu, išdžiūvo makrofleksas. Gerai, viskas, eik, pakviesk tu ją. Eik. Neduoda ramybės. Išdžiūvo. Darysim pirminį apipjaustymą. Aha. Važiuojam.
Jau, tai dabar prie ko priejau ir ką išmaščiau, perteikiau jau į vizualą, rankom apčiuopiamą. Tai man ženkliai labiau patinka negu prieš tai pradėtas variantas. Tai dabar truputėlį, kad pamatyčiau, žodžiu, giliau, ten kur kokios linijos eina ir taip toliau. Tai nusilupsiu gabalą pačioje pradžioje pradėtos skulptūros lipo. Tai va. Šitas momentėlis buvo pradėtas, tai biškį nusilupsiu, pasižiūrim kaip lupasi. Oho, bet tai eina. Va, tokį va turim. Ir lūžo ten, kur reikia, plius minus. Neblogai. Tai toj pusėje turim šiokių tokių jau pokyčių. Turim va tokį va grožį. Oi, šitas tai man patinka, skanėstas. Oi, gerai. Tai dabar norėjau pamatyti ten esantį visą reikalą, žodžiu, kur užsibaigė ta dalis, va, man įdomu buvo tenais, nes noriu, kad viskas sueitų, gražiai pereitų ir taip toliau. Tai va, dabar matau ir einu. Čia dabar realiai galima būtų, va, pamatyti, tarkim, per centrą esam ir jeigu taip žiūrint, kiek originaliai šita vieta nueina ir dabar va, pas mane va toks va jau. Čia kokie, 4 centimetrai bus. Ir atrodo tikrai piktai. Kol kas apsistojau ties 3 finukais. Čia tas centras turėtų būti platesnis. Na, čia pareguliuosim dar. Bet, žodžiu, kažkaip va taip aš įsivaizduoju. Dar nežinau su pačiu priekiu, kokį čia sprendimą priimsiu, bet matyt kažką šiek tiek gal kitaip padarysiu. Nežinau dar. Dar vat galvoju. Tuoj atsisėsiu ir pasvajosiu. You reminded me of that this morning. My father, he looked on by. He passed on to the next life. Oh, we all have to face it someday. No matter if we're ready, we pray. Lord, I'm one with my soul. I'm one with the love. I'm one I am whole. Ready to return to the light. To the light. No, my soul, it can't be caught. And I'm ready to return to the light. Niagara Street, in the sunny, yeah, the water's coming. We toast to your life. The wine it spills and you smile. Yeah, you smile. We don't need to face it someday. No matter if we're ready, we pray. Lord, I'm one with my soul. I'm one with the love. I'm one I am. Labas. Oi, nu ką, labas. Laukiam, pasiėmiau, va, biškį skraistę, žinai, kad normaliai kaip superherojus būčiau. O iš tikrųjų tai laukiam Ero savininko Domo, truputėlį pakalbinsim jį, noriu padaryti šiokią tokią staigmenėlę. Tai kam ta skraistė, išlendam iš skraistės, uždengsiu, va, atvežė man čia vat gražią tokią antklodytę, žodžiu, uždengsiu ir padarysim avantūrą tokį. Parodysiu jam iš pradžių šitą pusę, tai versija numeris 1, kuri man nepatiko, žodžiu, kuri ne ta, kuri bus. Tai ir pasižiūrėsim, kokia bus jo reakcija. Žiauriai įdomu. O tada jau parodysim tikrąją pusę, kuri yra sąlyginai išbaigta. Tai užsidengsiu. Pradžioj turiu čia naistau V1. Va, šitą va molio gabalėlį, va tai va, prilipdau. Va, opa, čia va. Biški suminkom, priminkom, va. Tai dabar užsidengsiu, va taip, va. O, čia jau viskas, pažiūrėkit. Oi, viskas gerai. Tuoj paimsim biški lipnios juostos. Užsiklijuosim truputėlį, kad nepamestumėm. Užsidengiam.
Ir kai Domas ateis, sakysiu, ar pasiruošęs. Ir pirmoji pradžiai atidengsim šitaip. Ką manai, ar gražu, ar patinka. Įdomu, kokia bus žmogaus pirma reakcija. Iš tikrųjų, šiek tiek bijau, nes galvos blemba. Iš vis šiknarankis. Ta prasme, ką tu čia darai? Abi rankos kairios, bet mano abi rankos gali būti kairios, nes aš kairiarankis ir labai gerai viskas pas mane gaunasi. Tai kairios rankos yra gerai. Gal kreivos rankos taikysim. Tai žodžiu, pažiūrim reakciją ir tada sakysim, kad norėjom biškį intrigos čia turėti ir atidengiam tikrąjį finalinį lipą. Tai va, laukiam Domo, neužilgo turi pasirodyti ir uždengiam ir lauksim. Jau. Nu ką, jaunimas? Pirma reakcija savininko į, kaip čia pavadint, konceptą. Stebėkit žmogų. Stebėkit. Faniera. Ir kaip? Žiauriai gerai. Žinant tave. Ateik, čia biškį apgavystę norėjau padaryti. Iš tikrųjų tai tikrasis yra čia. Ach, tu niekšė. Aš niekšas, taip. Prašau dabar įvertinti iš naujo. Klausyk, nu. Klausau. Pritūpsiu ir aš. Tai čia originalas. Pilnais padais. Nu, aš trumpai galbūt papasakosiu, ką norėjau ir ką dariau. Tai čia yra, iš tikrųjų yra čia trečia versija. Tai trumpai, čia va buvo pirma versija, dar šiandien biškį dalipdžiau atgal, kad atrodytų daugiau, nes šiandien nuėmiau tą kampą. Tai iš vis, o dabar taip ir buvau padaręs. Tai žodžiu, prisiminimui gal, gabalėlį. Manau, kad bus dar daug. Tai čia ir buvo. Trumpai noriu papasakoti, o tada pasakysi savo nuomonę ir ką galvoji apskritai. Tai pirmas variantas, ką tu matai, yra šitas iš esmės. Užsidėjau, paformavau, norėjau šitą finuką kažką išlaužti, kad atkartotų va šitą liniją žodžių. Nu, va, ta prasme, šitą išlaužimą. Žiūrėjau, kažkaip man jisai per skystas pasirodė iš tikrųjų. Tada galvoju, čianais padarysiu biškį kažką, ko vadinkim niekur nėra. Ir norėjau padaryti, kad galbūt jisai būtų toksai kaip, vientisas gabalas, pratęsimas šito, su įgilinimais ten tokiais. Tai pradėjau daryti. Blemba, žiūriu, ne. Paskui sėdėjau, galvojau ir blemba kažkaip šovė man tokia mintis, kad reiktų atkartoti tą kiek įmanoma šitą formą, nes man jinai žiauriai patinka. Tai dabar šita vieta yra išlindus nuo bamperio originalaus 4,5 cm. Pikčiau, ta prasme, ištraukta. Tada norėjau, kad atsikartotų, tai trumpai tariant, iš šito kampo žiūrint, va šita vieta, matai, eina išplatėjimas. Tai va čia irgi eina išplatėjimas ir jie du susijungia. Šitoj vietoj yra aukščiau, čia žemiau. Šita dalis irgi eina, turi tokį išlinkimą į apačią. Šita dalis eina žemiau negu šita. Jinai tokia irgi nužemėja. Tada šita linija perlūžta į šitą pačią liniją ir susiaurėja ir žodžiu visą kitą jau pats matai. Tai iš esmės planas, kad lipas būtų iš 3 dalių. Tai reiškia, čia toksai kaip andeklas. Tai mes paimam, tarkim, lipą, prisisukam prie jo andeklus iš šonų ir jisai visas užsideda. Tai šitie andeklai gali būti. Tai iš esmės šita dalis, tai čia šituo perimetru. Ten, sakykime, ar ten ant 2 pusės, ar ten ant... Čia tik konceptinis variantas, ta prasme, čia mes nieko nepridėta, neprimatuota, čia nebus. Čia tik tai padaryta laikantį, kad tiesiai išlaikytumėm. Tai, žodžiu, pačio mintis įdomios. Man ta pusė gražiau atrodo. Rimtai? Galim gražinti? Tuo? Gal, žinot, ne, ta prasme, man ta idėja, kad išlaikyti taip, kaip tu putėjai sparnus ir tu ateini ir nesupranti, prasme, golfas, eras, jo, bet kas su juo padaryti, jis kitoks, bet kas su juo kitaip. Šitas tavo sprendimas, tai aфиgenas. Tai kol kas nesigiliu, kaip sakant, davęs tau
Laisvas žirgas. Nu malonu šitoje vietoje, faktas. Ir tą, žinok, aš būtent taip prisisakai, reikia agresyvaus, reikia, kad jisai būtų, žinai, išeitų ir kad jau ten, jeigu valom sniegą žiemą, tai valom. Tai su tuo, ta prasme. Čia toksai irgi iš tikrųjų apgaulingas, man asmeniškai. Nes pavyzdžiui, vat aš, tarkim, dabar iš čia pasižiūrėk, grinai atsistok, ar tau jisai labai išlindęs? Ne. O va čia atsistok. Čia jisai masyvus. Čia jisai jau masyvus. Tai toks, sakau, bliam, ta prasme, apgaulingas. Čia irgi lygiai taip pat, pavyzdžiui, kaip dabar paminėjai, sakykime, ten tuos išpūstas arkas ten ir taip toliau. Tai jeigu aš nematyčiau šitos dalies, tarkim, visiškai, atrodo, kad čia taip turi būti. Taip, būtent. Tai va, o kai susidės ten tie, abudu, tai ir atrodys, kad taip turi būti. Bet dabar, man asmeniškai, žiauriai agresyvus vaizdas, kas liečia papiktėjo ženkliai. Ir tai aš norėjau, kad apačia išsipūstų ir ką jinai darė, jau pučiasi apačia. Ta prasme, sparnai, tada eina ratas išlindęs šiek tiek ir vis tiek patį akcentą duoda lipas su, po to matyti, edonai bus, slenkščiai ir vis, taip aš tik įsivaizduoju, masyviau į galą ir ten iš viso Ferrari Testarossa. Tai Ferraris gal ne, bet iš esmės, tiesiog mano mintis tokia, čia prisispausdinau aš čia šitų finukų, čia ir didelių, ir mažų, ir žodžių, ir įvairiausių, ką čia norėjau perteikti apskritai. Vienu žodžiu, mano vizija tokia, čia dabar galbūt dar iš tikrųjų nesimato tų visų linijų, ta prasme, nes jisai nėra blizgus, bet iš esmės, jeigu ten, žinai, pavaikščiosi, pagaudysi. Čia eina kampas ir čia, ir ten sturėjimas, ir, ta prasme, čia. Taip. Ir čia iš esmės perėjimas yra, ta prasme, kuris išnyksta. Yra tokių, kaip sakyt, galbūt akiai nepastebimų detalių, kurias reiktų pasakyti, žiūrėk, čia yra tas, taip. Nes ir čia norėjau, kad būtų kažkas tai, ne tai, kad jis eitų lygiai, bet irgi, jeigu pažiūrėsi iš arčiau, tas tarpas jis yra šiek tiek platėjantis. Ta prasme, kad natūraliai pereitų. Čia daug yra visokių mažučių niuansų, bet gal dabar reiktų neišsiplėsti tuos niuansus, o vėliau tuos jinai juda, blizgi, ta lieka mėlyna. Čia jau pasirinkimas. Galima, ką nori. Galima juodą blizgę, galima mėlyną. Aš galbūt daryčiau mėlyną dėl to, kad... Čia reikia išlaikyti ojamuką. Čia šitoj vietoj tai bet kuriuo atveju yra tavo pasirinkimas. Čia faktas, kad jau tada bus per daug juodos. Čia juoda. O čia ir čia finukai, ir čia juodi bus, žinai, o čia mėlynas akcentas. Galima netgi ir su ta pačia apačia pažaisti, iš tikrųjų, nuo oro esant, žinai, kaip atrodytų. Kadangi čia yra daug juodos spalvos, pavyzdžiui, čia mėlyna, čia juoda, o tarkim šita linija, šita dalis, mašinos spalva irgi, tik tai šitas juodas, ar ten kažkaip, pabandyt galima pamodeliuoti tą vaizdą galvoj. Gal galima būtų kažkaip tais dar labiau išskirti. Turi plėvelę. Čia, man atrodo, žinai, užklyvai nepatiko, nulupai užklyvai juodą, arba atvirkščiai. Taip, galima būtų bandyti. Ta prasme, galima būtų tiesiog pabandyti, kaip bendroji visumoje atrodo, tik tai klausimas, ar finukus aptrauks vientisą, turiu omeny. Bet manau, kad turėtų. Aptraukia, kaip atskira detalė aptraukia, žinau. Bet tai blemba, nesinori kaip atskira detalė trauktame ir esmė. Šitoj vietoj. Čia dar pagalvosim. Dabar klausimas vis tiek neišlieka, o... Nepadarys kaip vienos detalės. Man atrodo, nepadarys. Tai tik tai iki linijos. Bet nesvarbu. Čia galima būtų parodyti, paklausti, tai negaištant per daug pono brangaus laiko. Ar čia kažką dar reikėtų jūsų pono akiai pridėti, atimti, ar... Judam toliau. Į galą, turiu omeny. Ta prasme, čia viskas veidrodis, ne? Ne, tai taip. Čia dabar, kaip sakyt, skanuojam. Galiu trumpai pasakyti apie planą. Planas yra toks, kad nuimam lipą. Šitas lieka dabar ant bamperio. Nuimam lipą, nuskanuojam šitą pusę ir visą iš esmės apačią. Ta prasme, perimetrų, kad turėtumėm originalą ir kad turėtumėm šitą jau. Ir nusiskanuojam lipą. Tada darom šitą modelį veidrodį, nes abi pusės bamperio vienodos, tai iš esmės mes tada nusiskanavę šitą jau turim originalią vietą ir turim šitą, kuris jau padarytas pagal norus, vadinkim. Nusiskanuojam šitą lipą, pasidarom veidrodį, turim visą apačią. Visą apačią galim spausdintis ir tada jau atspausdinta prisidėti ir pamatyti bendrą vaizdą. O šitą tai dar iki galo nesugalvojau, kaip padaryti, nes galbūt aš norėčiau spausdinti
iš karto matricą. Nu, ta prasme, iš karto dalį, kurioje galėčiau išlieti, ta prasme, tą gaminį, o ne ant kurio viršaus dėti. Forma. Jo, iškart spausdint formą iš esmės. Nėra jinai baisiai sudėtinga, ta prasme, pasiruošiam ir, tarkim, paimam ten stiklo audinio porą sluoksnių, sitraukiam, apsipjaunam ir pasižiūrim. Bet kuriuo atveju čia bus andeklai. Nu, ta prasme, čia nebus, kad šitoj vietoj susėjais, nu, ta prasme, lygiai išsėjais. Čia bus vis tiek, nu, šiek tiek iškilęs. Nu, iš esmės, adonas, kuris prisiklijos, jeigu ant plėvelės, tai iš esmės galima ir stiklo klijais, kad jau ten mėrtva ir 100%, nes dvi pusė vis tiek turi savo atitraukimo detalės. Nu tai žodžiu, čia dar pagalvosim. Tai va, smagu. Bet pirmas vis tiek buvo geresnis, ne? Tas geresnis buvo. Gerai, dabar nesumeluojant, ką pagalvojai, va, pirma reakcija, nu ta prasme, pirma mintis. Protą. Eik, tu blemba, nu tikrai ne. Čia užpipinsim. Nu, aš galvojau, iš tikrųjų, žinai, galvos ten kokį blembo pasitikėjau žmogum, čia tokį, žinai, feilą. Gal užtemti reikėjo, žinai, dar biškį apvirškinti, ta prasme. Jeigu mes būtume susitikę dabar antrą kartą gyvenime, nu, tai aš nežinau, ką galvoti, bet kai aš mačiau, kaip gimė sparnai su bumperiais, ne, tai come on. Nu, vis tiek norėjosi man tokios intrigėlės, truputuką galvoju, blembo, nes vis tiek buvau palikęs, nu, atsakau, aš šitą gabalą, žinai, jisai buvo visą laiką, nes čia buvo startas, pats pirmas, o šitą aš nusilupau, žinai, kad pamatyt šitą dalį, nu, nes norėjau atkartoti tą, žinai, istoriją, kad viskas nueitų ir blembo šitas užklijuotas, aš, žinai, nematau, kaip ten kas yra, aš atlupau, paskui blembo galvoju, atvažiuoja, čia reikia kažką, žiūriu, guli šitas, bam atgal priklijavau, galvoju, pažiūrėsim, kokia reakcija bus, vis tiek šiokia tokia apgavystė. Tai jeigu priekis eina taip, tai laukiu, nesulaukiu, žinok, šono, o ypač galo. Aš irgi, bet čia jau gal apie terminų, žinai, dalykas, aš ką norėjau pasakyti, kad tas kūrybinis procesas, vat, čia pamatysi video, čia ta prasme, aš kokių eksperimentų nepridariau, ten važiavau vaikiško modulino pirkti, miltų nusipirkau, minkiau ten tešlą žodžių, kad man išmodeliuoti ten vienu žodžiu, ten vieną plasteliną pirkau, antrą plasteliną pirkau, kad ta prasme man struktūra tiktų, kad aš galėčiau suformuoti tą, ką man reikia, čia tokių fintų, aš čia žodžių, nusipirkau, blemba, atsipakuoju, blemba, molis, eik, tu peklo, netinka. Į šiukšlių dėžę. Tai tokių, žinai, pats tas kūrybinis procesas, vien tik tai atrast medžiagą, kad, ta prasme, jinai būtų ir standi ir taip toliau, kad išformuotum tą, ką nori. Čia vienas dalykas, o kitas dalykas, va, žinai, atsisėdau, mintį turiu, blemba, turėtų aфиgenai atrodyti, žinai, gaišti laiką vis tiek, nu, ta prasme, sėdi, darai. Ir pačiam žiūri, nepatinka. Tai tiesiog laiko atžvilgiu, kad, nu, ta prasme, ta kūryba suėda, žinai, dalį laiko ir vis tiek tu darai kažką kitaip. Nu, tai ta prasme, tu darai, modeliuoji, tau atrodo, kad, žinai, va čia, va, blemba, tai bus aфиgenai, bet paskui, negražu pačiam. Nulupi lauk, darai iš naujo. Tai čia, va, kaip sakiau, nu, čia yra V3. Nu, trečia versija, iš esmės. Laiko atžvilgiu, kiek yra daryta, kad prieiti iki šito. Tai, nu, tiesiog, tarkim, va, tas va terminas, vadinkim, ne? Pradžia visą laiką sunkiausia, žinai. Ne, tai dabar mes žinom plius minus į kurią pusę einam ir bet kokiu atveju, tai trumpai, tarkim, apie sekantį planą, tai tarkim poslenkščius, bet kuriuo atveju pagal šitą mes judam, vadinkim, toliau. Kažkas, va, kaip šitoj va vietoje mes turim šitą gabalą ir eis, kad pereitų. Tai galbūt pradžioj bus toks mažiukas, o galas užsibaigs rimtesniu, didesniu. Nu, va čia jau reiks pradėti kontempliuoti, bet kuriuo atveju pratęsimas. Aš kaip ir sakiau, visa apačia ir galas eis bet kuriuo atveju pratęsimas. Nu ir, aišku, atkreipinėjau dėmesius į tokius dalykus, kad jeigu tu tenais norėsi, kaip pavyzdys, edonų kažkokių, tarkim, čia. Nes mes apie šitas vietas dalinai galvojom, bet Mes, aš nežinau, paskutiniai vietoj pasakyti. Jo, bet iš pradžių negalvojom, paskui tu sakai, gal norėčiau. Nu, ten, sakykim. Nu, tai ateities perspektyvui. Tai šitos dvi vietos yra puikiai tinkamos kažkokiam edonui, nes mes, tarkim, į čianais galim jau įkišti ir, tarkim, prisukti kažkokį tais dalyką, kuris jau čia, žinai, pereis. Nu, žodžiu, tokių momentų yra sugalvota, kur pratęsimas galėtų būti. Plius, galvojau visą laiką apie tą momentą, kad
šitas visas reikalas tiktų OM. Tai realiai šitas lipas ir šitie edonai ragais galim pavadinti. Viskas, ką tu matai, tiks originaliam aero. Jo, nes keitėsi forma tik tai... Nuo apačios iš esmės, bet gal biški nuo žemiau, bet iš esmės viskas turi tikt šitoj vietoj. Tai slenkščiai irgi, poslenkščiai tiksliau irgi tiks, su galiniu diffu manau, kad irgi tiks, bet gal pasiliekam etapais toliau, bet kuriuo atveju. Tada tas ducktailas po valiutų. Tai viskas iš esmės. Taip, viskas iš esmės tiks. Nu, ta prasme, tik tai aš nežinau su galiniu difuzorium, kiek jisai išsiplės sakykime, į šonus, į viršų, nes bet kuriuo atveju mes turim atsižvelgti į tą momentą, kad tavo ratai yra plačiau negu OM-as ir ganėtinai daug. Tai, mums reikia, žinai, lyst į lauką ganėtinai daug. Tiksliau, nereikia, o galim lyst, nes mums ratai leidžia. Ratų išnešimas į lauką. Tai jeigu paimkim dabar originalų erą, tai -3 somai, sakykim, tai jau šitas bus labiau išlindęs negu ratai. Gal nedaug labiau, bet bus išlindęs. Nu, bus šiek tiek išlindęs, jo. Ten tada rastavkių reikia matyti, arba platesnių ratų, arba kito offseto. Bet vėl tada žaidimas, tada jau nebetelpa į arkas ir ten taip toliau. Bet kuriuo atveju bus įdomu, pavyzdžiui, pasižiūrėti. Rekomenduoju, ką nors užsiminėti. Bet kuriuo atveju galima būtų, norų esant ir turint, tarkim, tokį patį erą šalimais. Šiaip apskritai būtų faina paimti galutiniam rezultatė, kai jau bus tas aero kitas pabaigtas pilnumoj, sakykim taip, galbūt be adonų, ne? Paimti, pavyzdžiui, tokį patį mėlyną erą. Tiesiog originalą, ten gal su gražiais ratais, gal be ratų, nesvarbu, ir sustatyti juos kartu. Ir dar gal ten, žinai, pabandyti tą lipą uždėti. Apskritai, žinai, kaip vizualiai skirsis, nors atskirai jie paėmus akiai atrodo tokie patys. Įdomumo dėliai. Good. Tai va, good, sakė gerai. Aš be jokio sarkazmo. Reiškės, važiuojam toliau su aero kitu. Taip. Pirmas klausimas, ką norėtumėm sužinoti, kokia yra pačio istorija automobilių pasaulyje, kaip petrolheado, nuo ko viskas prasidėjo, kokios pirmos mašinos ir pirmi projektai, nes tokius projektus sugalvoja dažniausiai žmonės, kurie prieš tai dar kūrė kažkokius tai projektus. Tai va, tai koks pats pirmasis, matyt, projektas buvo iš nestandartinio automobilio kažką išlaužti į kažką individualaus. Turbūt pats pirmas projektas tai buvo, kai su broliu, būdami kokių 5-6 metų, gal net dar mažesni, iš sulūžusio triratuko padarėm, tokią riedančią geldą. Ir sodė, atsimenu, pas močiutę amžinatilsį. Tai pats procesas bildinimo, atraminės visos tokias buvo iš malkų, reiškiasi laikantysis mechanizmas užlenktas vinis ir tai buvo afigienai. Ir tai veikia ir ties važiavo. O jeigu be bairio, tai pirmasis projektas tai buvo Audi Silke, tikroji Silke, iš paprastos šimtinės Avanto, man atrodo buvo 89 metų, jinai palaipsniui virto jinai buvo ne kvadrinė, bet jinai palaipsniui virto į Audi 200, Quattro, iš atmosferiko virto 2.2 turbo, paskiau tapo berods 2.2, jeigu neklystų, 20 voštvų turbo. Ir ant viršaus dar po to užlipo kompresorius. Negana to buvo visas bodykitas padarytas. Ir bodykitas toks jisai buvo tais laikais, tai žiauriai kietas. Aš pasidalinsiu su tavim nuotraukom. Norėjau paprašyti iš tikrųjų. Tas automobilis, aš su juo nuvažiavau į Maskvą, nes tada dirbau ir gyvenau Maskvoje. Nuvažiavau į Maskvą, tai aišku kaip be ratų. Ratai buvo ten ir 6 šitų stumoklių, stabdžių, suportai, viskas kaip priklauso ten. Stabdžiai, nes tu sakai ratai. Jo, tai nes, ten ratai uždėjau stabdžius, čia kaip ir su šito golfu. Netilpo ratai. Stabdžius, netilpo ratai, tada prasidėjo visa kita, žinai. Tai aš kažkaip tokį fetišą stabdžiams turiu nuo pat mažiausiai. Žodžiu, reikia didelių stabdžių. Ir kaip gavosi. Atėjo vienas rusas, sako, klausyk, sako, man patinka tavo ratai. O aš jau tada tuo momentu buvau pasipiršęs, galvojau, jau man kažkaip reiktų šito projekto atsikratyti. O dar užsukau reikalą, kad Maskvos vienoje gamykloje suderinau, jau buvo pradėti gaminti kaltiniai stumokliai, kaltiniai švaistikliai. Ten pradėjom skaičiuoti degimo kamerų, spaudimus, visas ir visa kita. Tuoj ten bus 600-700 arklių lygioje vietoje. Maskviečiui, tai gerai, tai aš tos ratus parduodu ten už tokią sumą. Nesakau, kiek duoti? Sakau, duodu ten 3 ar 4 tūkstančius dolerių tada. Sakau, gerai, pasimk. Jisai blemba, tai kaip čia pasimk? Sakau, pasimk su visų automobiliu. Su visom skolom ten tai gamyklai, su visko, žinai. Važiavau, aš supažinau su tą gamyklą, su tais inžinieriais, žodžiu, taip gavosi. Ir po to gavosi, kad grįžau
4 metais ar 5 į Lietuvą ir visą laiką pas mane nuo to momento knibėjo viduje, kad vieną dieną suauksiu, kažkokį projektą darysiu. Ir kodėl 200, kodėl Audinė, kodėl Golfas, kodėl ne BMW, kodėl, aš nežinau, ne koks nors Mersas ar dar kažką, todėl kad tokiais projektais nieks neužsiema, todėl kad tai yra kitaip negu visur, todėl kad jų nėra daug. Jau vien tik tai 7 erą pamatyti gatvėje, tai yra, jis nėra super automobilis, toli gražu, jis elementarus, ne, bet jų tiesiog nėra. Ir kai rinkausi kokį automobilį pirkti, aš rinkausi tarp RS3 ir Čia kaip Golfo. erą pirkai. Jau kai erą pirkau, kai rinkausi automobilį, aš tikrai norėjau RS3, bet neleido. Biudžetas tikrai buvo visą galvą aukštesnė, tokios, kokios norėjau. Jinai buvo aukštesnė, o bet ko nenorėjau pirkti, tai geriau. Tai galvoju, tada jau sumažinam apetitą, liks pinigų šiek tiek upgrade'ui. Ir taip ir padariau eras, po to greitai buvo nuvarytas pas Olandus, TVS Engineering, man atrodo, jeigu neklystu, jie vadinasi. Standartinė turbina, išmetimas, įsiurbimas, kas čia dar buvo padaryta. Turbūt nieko daugiau. Programa. Tai išspausta ten gal 4 šiam ar 4,7 arklio, virš 600 newtonų ir tada turiu tą frikizmą tokį ant svorio. Turi būti lengvas, reiškia, besisukantis mechanizmas turi būti maksimaliai lengvas. Aš jau buvau ir smagratį pradėjęs lyst, kad lengvinti smagračius, ir kardaną, nes jau stabdžiai jau keramikiniai stovi. Ratas nuo, berods ten 14,5 kg išlengvintas iki 8 kg, nes magnio ratai, 8,3 kg vienas ratas. Tai suma sumarum turim 3,1 iki 100. Šauniai. Jo, tai va. Bet taip kaip jisai važiuoja yra nice to have. Viskas tvarkoja. Aš labai norėjau, reiškia, ir vis dar noriu, kad tai būtų išskirtinis automobilis pirmoje vietoje man pačiam. Man neįdomu, ką kiti galvoja. Prasme, niekad nebuvo įdomu, ką kiti galvoja. Nesu BMW fanas, nesu Merso fanas, esu Vago fanas. Kaip mes čia sutarėm tada, jeigu ne BMW fanas, net nežinau. Tai aš, visi geri automobiliai, visi yra faini, bet aš turiu tokį frikizmą, žinai. Tai va, viskas, kas susijęs su Volkswagenu, man tinka. Tai va, tokia trumpa istorija, taip ir gimė šitas automobilis. Gimė. Jisai dar procese. Dar gimdosi. Nes mes su tavim dar turime ties salonų, nebaigtų temų. Taip, šitą dar žinau, čia dar vienas klausimas būtų buvęs. Po Aero kito ar sustosi, ar tęsi? Jo, tęsiu. Tai va. Bet reikia, reikia truputį, aš jau noriu pasidžiaugti. Pernai jisai realiai, aš su juo beveik nevažiavau. Šiemet gal reiktų bent eventą nuvažiuoti. Pažiūrėsim, tai va, čia dar sekantis būtų klausimas, jei vėlgi apie eventus ten kažkokį galbūt road tripą suplanavęs, ar norėtum suplanuoti po Europą, ar toliau už Atlanto kažkur gal net, ar iš vis ar yra kažkoks tai planas kažkur tai pasirodyti daugiau negu vien tik tai gatvėje, pavyzdžiui? Faktas. Kaimyninė Lenkija, kaimyninė UK, galbūt Vokietija, galbūt aš niekad nesidomėjau, kokie renginiai yra, kur jie yra populiarūs, kokie yra geri, kokie yra blogi, ant kiek šitas automobilis būtų tinkamas tam renginiui ir netinkamas, galbūt Lietuvoje, galbūt Lietuvoje neverta. Bet čia, man atrodo, ir pats atsakai į savo klausimą, kad niekada nerūpėjo kitų nuomonė, tai šitoje vietoje manau, kad irgi neturėtų rūpėti kitų nuomonė, svarbiausia, ar pačiam norėtųsi jį nuvaryti ir su juo nuvažiuoti kažkur, o ne ar jį tenais faina būtų parodyti ar ne faina. Ar pačiam aš manau, UK yra noro. Jo, manau, kad UK ten tokia įdomi rinka ir jie vertina šitos daiktus. Manau, kad jo, UK galėtų būti visai fan. UK tai aš tikrai žinau, kad ganėtinai mylimas yra eras ir net policijos pareigūnai važinėja su erais. Gavau net tokią video medžiagą. Tokių neturi, bet mėgsta iš tikrųjų tas mažas mašinas, aš pastebėjau, mėgsta tuos erus tikrai, pūkose, ta prasme. Šiaip tai reiktų pasidomėti iš tikrųjų, kokių yra tų eventų tiek toj pačioj Vokietijoje, galbūt net Olandijoje. Manau, kad jaunimas Hedvite, kaip sakant, geriau už mane tą raukę, tai... Taip, čia nedidelė problema. Birželio 27 čia, reikia važiuoti čia. Veši ar savų hodų. Rugpjūčio 15 žolinės švenčiam ten. Tai va, Olanduose žolinės reikia. Šiaip, kaip sugalvojai, kad reikia tokią avantūrą padaryti su raumenų pridėjimu, su išpūtimu? Ta prasme, iš vis, kodėl? Nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai, aš atsisėdęs, jau kaip pasiėmiau kampinį šlifuoklį, liaudiškai bulgarkę ir lemba erą už tokią pinigų sumą, ta prasme, ganėtinai sąlyginai brangią mašiną. Jo, tai ta prasme, tau reikia paimti tą gražią, tvarkingą mašiną ir
supjaus. Tikrai to žodžio prasme. Prieš atvežant čia automobilį aš neįsivaizdavau, kas su juo bus daroma, tai man buvo rami galva ir būčiau žinojęs, tai kas laukia, tai gal kitaip būčiau visi elgęs, bet ne, juokas aišku. Tai manau, kad visa tai susiveda į hobį. Ir kai yra hobis, tai tu nori turbūt tą tokį išskirtinumą turėti pirmoje vietoje pats savyje, pats prieš save patį. Kad būtų, BMW, kūrminu, ant kiekvieno kampo. Ir viena už kitą gražesnė, viena už kitą kietesnė, viena už kitą garsesnė. Pilnai sutinku. Ir taip toliau panašiai. Ja, bet kažkokios Maserati ir Ferrari gal neįpiko, ne, iš kurio būtų galima irgi ten lipdyti, ne. Pirminį projektą mes su tavo kolegomis pasidarėm, tai ten vien tik tai body kitas, jo gamyba turbūt su nudažymu ir uždėjimu, tai ten turbūt 1,5 karto viršijo automobilio biudžetą, jeigu nedaugiau. Aš dabar nepamenu. Aš dabar irgi neatsiminsiu, bet suma buvo tikrai labai didelė ir aš paskui pritariau tavo minčiai ir tavo žmonos įžvalgai, kad, ta prasme, yra kur įdėti tuos pinigus taikliau ir galbūt įdomesnis projektas turėtų būti su tokiu biudžetu, sakykime taip. Ir čia buvo toks low budget galbūt variantas, kuris mano akimis, tai įdomu išgirsti tavo mintį, ar sutinki su manim, kad tas low budget projektas ir visas procesas ir visas galutinis rezultatas mano akimis pranoko lūkesčius, bent jau mano. Jo, tai norėčiau irgi išgirsti galutinio galbūt rezultato. Matai, kai aš neįsivaizdavau, aš įsivaizdavau, kaip maždaug bus, bet kad bus taip, ne, minimalistiškai, bet wow, tas, kas supranta tikrai tą, manau, vertins. Ir padaryta kokybiškai, ir aš mėgstu kokybiškai, kad būtų padaryta. Ir tiesiog, tai dėl to užmirktom akim sakau, davai darom apačią. Bet ir pirmas šitas etapas, aš vadinu stage'ais, etapais. Tai mūsų putimas buvo pirmas etapas, antras etapas yra aero kitas, trečias etapas, ten, sakykime, jau kiti tavo norai ir projektai, nesvarbu, ar tai susiję. Bendrai ne, ten jeigu salonas, tai bus trečias etapas, bet nesvarbu. Man jau ketvirtas, nes pirmas buvo visi interkulai, išmulai, išmetimai. Tai tada, bet man pirmas buvo išputimas. Bet ne apie tai. Tai šioje vietoje ir pirmas etapas, mano pirmas etapas, tai reiškia išputimas, sąlyginai užmerktom akim buvo, iš tikrųjų. Tu dabar sakai, aš užmerktom akim žiūriu į aero kitą, ne? Aš prisimenu, kad tu ganėtinai labai primerktom, kaip kiniečio akytėm jau žiūrėjai į tą. Ta prasme, iš kur tas pasitikėjimas, iš tikrųjų. Bet iš kur tas pasitikėjimas, aišku, man labai malonu ir aš labai džiaugiuosi, kad, man buvo pilnai atrištos rankos ir suteikta visa. Trumpai tariant, buvo atrištos rankos kūrybai ir pilnai, kaip 99% pasitikėjimas buvo tikrai iš tavo pusės. Mano akimis žiūrint, aero kitas nėra pilnas pasitikėjimas, jau ganėtinai popilnis pasitikėjimas, ar ten sąlyginai pilnas pasitikėjimas jau buvo nuo pat pradžios. Tai iš tikrųjų klausimas, kodėl? Nes, mes buvom pradžiai, nepažįstami. Iš tikrųjų, ir tu net nežinojai, ar žinai, gal būtų kaip su lipu. Nice. Nice, paniera. Ir ne tas, ko tikėjausi. Tai čia toks yra mano charakterio bruožas, su savo pliusais ir savo minusais. Kartais gyvenime nudegu, kartais gyvenime laimiu. Bet tėvukas su mama taip mane užaugino, kad, matyt, reikia pasitikėti žmonėm. Šiaip tai gal nereiktų čia labai ant tėvukų, stumt, kad jie tokį užaugino, gal tiesiog mano toks charakteris yra, man gal lengvesnių kelių einu, aš pasitikiu, ne, aišku, vis tiek jau per tiek metų jau atsirenki žinai, ir vis tiek ten paminu, ten kažkokios net rekomendacijos apie tave buvau gavęs, visiškai balamutas. Bet įdomu dar iš tikrųjų. Bet čia daugiau iš tokio, kad iš kur Andžiai Kuldo aš pas tave kreipiausi, nepamenu, galbūt Andžius. Aš tai tikrai neprisimenu. Aš atsimenu, kad klausiau, kas man rekomendavo. Nerijus nepamenu. Iš Dalautos gal irgi prisidėjo su rekomendacijom. Buvo keli vyrukai. Priminkit! Kas nors. Ja. Rašykit komentarą, kas parekomendavo mane, kam aš toks fainas. Atkaskit mūsų WhatsApp chat istoriją. Kažką tokio. Kas čia, kaip sakoma, pasitikėjimo šitiek suteikė Domui, kad, normalios rankos pas bachūrą. O dabar aš
rekomenduoju Vaidą, bet tik tada, kai bus baigtas projektas. Jau galvojau dabar. Rekomenduoju tikrai, hebra, nenusivilsi tiek laiku, tiek pinigais, tiek komunikacija, skaidrumu, tai ir kokybė. Nu, kokybė visada galėtų būti geresnė, abiem matyt, bet jau čia ne nuo mūsų kai kurie dalykai priklauso. Tai manau, kad bus tų projektų, čia, žinai, tobulėjom kartu. Tai faktas. Tai vis dar, kiek pamenu, neatsakėjai į klausimą iki galo dėl šito išpūtimo. Ta prasme, užbaigė ties, kad projektas buvo iš pradžių tas rimtas aero kitas, kuris buvo sumodeliuotas ir ten jo suma buvo ganėtinai aukšta ir mes biškį peršokom į kitą temą. Tai kas pastumėjo ir kodėl planas išsivystė į nušokti nuo to mūsų pirminio plano, to su karbonais ten, žodžiu, kur mes darėm ten 3D modelius ir visą kitą. Geras. Taip, Maybe one day. Šitą. Gal kurią dieną sugrįšim prie jo. Tai jau gal sugrįšim, bet gal ir ne šitai mašinai, tik tai su idėjom panašiom. Ja. Tai va, tai vis tiek klausimas išlieka tas Dėl pats. ko? Ta prasme, dėl ko atsisakei to bodykito, bet vis tiek noras išliko, nu, vat išpūst. Tai labai paprastai dėl šaibų atsisakiau, nes nu, kosminiai pinigai ten mes turbūt nebūtų. Šaibų aš turiu, kokių reikia, 6, 8. Manšiuką. Tai tikrai dėl piniginis klausimas, šimtai kalbų, nes ten mes būtumėm ir 6-0 teritorijas įžengę, bet... 6-0 gal ne, Aha. bet 6 skaičių bendroj sumoj su visais dažymais ir taip toliau. Ne, ten būtų daug reikalų. Ir tikrai ne ant tokio automobilio. Mes priėmėm sprendimą, aš tokį sprendimą pasitaręs priėmėm, nu, kad tikrai ne ant tokio automobilio reikia daryti. Čia mažiausiai turi būti BMW. Nu taip, iš tikrųjų, va, jeigu būtų BMW krekždė, tai tada gal. Jeigu kokį, pavyzdžiui, AMG GT Mersiuką, kokių 20 metų, pasiimti ir vat ant jo tada lipdyti, tada galima žaisti, galima kažkai rimčiau, arba kokį nors biudžetinį Ferrari, kokį nors, aš nežinau, kokį čia Superfastą paimti 812, nežinau, kokį čia, nesu ten stiprus skaičiuose Ferrari. Bet tikrai ne ant tokio automobilio. Bet noras buvo dalyvauti procese, dalyvauti projekte, užsukti projektą ir padaryti kažką tokio, kad ko dar Vaga dročeriai nematė, BMW dročeriai nematė, Mercedes dročeriai nematė. Žodžiu, niekas nematė. Va, dar niekas nematė, ko aš pats nemačiau. Ai, nu tai taip, paskui tik tai jau pamatėjai. Tiesiog dar, kaip sakant, dar visi mižalai iš galvos neišbėgo. Yra noras tokiuose dalykuose būti. Turbūt brolis man galvoja, kad aš ten mažvaikis, žinai. Man svarbiausia, kad žmona, jinai palaiko, jinai sako, okei. Daryk. Imk tau pinigėlių. Ar tu kaip tam bairiukė, kur atsistoji prie veidrodžio. Imk tu pinigėlių golfeliui. Nu imk, nesidrovėk, paimk. Ten, žodžiu, yra projektai, yra šeima, yra biudžetai atskirti. Jeigu biudžetas senka projektui, nes kokios nors kelionės ar dar kažką, viskas projektas turi būti tam. Parduodu kokią grandinėlę. Nu smagu, iš tikrųjų smagu. Vienas žodis, atsakymas tavo klausimo, hobis. Taip, man irgi sako, kad tau čia tik tai garažas, nu bet man patinka. Nu ką, man patinka. Ir viskas, ašgi nedirbu, aš hobiauju čianais atvažiavęs. Tai apibendrinant trumpai, kaip galėtum apibūdinti iki stage'o, iki aero kito dabar rezultatą, kurio, sakykime, prieš pradedant projektą tikėjaisi ir kai jau jisai buvo final nudažytas, dėta šitie jau galutiniai ratai. Kai tu jau pasiėmė jį galutinai pabaigtą, surinktą, su uždėtais jau ratais ir stovi ir žiūri į Final Stage 1, mano akimis tavo Stage 2 Final. Sąžiningai? Tai tik sąžiningai, ta prasme, taip kaip galvoji iškart be jokių apylankų, tiesiai šviesiai, kaip pamačius pirmą šitą lipo dalį. Iš karto pamačiau, kad blemba, kaip trūksta raumenų ties šita automobilio vieta, ties apačia, ypatingai pradedant nuo durų vidurio į galą ir galas. Bet visi praleidžia kojų dieną. Jo, ne, aš nepraleidau, vakar buvau kojų dieną. Supratau. Dabar vos painu. Aš norėjau klaust, gal po traumos biškė slubuoja kažkas, žiūriu kažkaip tais... Pasportavau. Supratau. Pasportavau bet kojas. šiaip, neliečiant apačios, nu sakykim... Ne,
viskas... Vis tiek. Prasme, aš realiai nelabai turiu prie ko prikipti. Dabar jau aš matau, kad va čia šudinai padažyta, ne, ten, ta prasme, matosi patiokas truputį mažiukas. Jau galėjo prieš klijuojant plėvelę nupoliruoti. Taip, bet čia nais tokios smulkmenos, galbūt bet labiau... viskas. Ta prasme, jeigu žiūrėti va tas va sudėtingas vietas, kur mes iš pradžių va ir žiūrėjom, kur išpūstas sparnas, yra neoriginalus išpūstas, reiškia, neoriginali vieta pasatkės buferio ir ta visa, tas zazoras, kaip čia, tarpelis visas, ne, jisai tiesus, jis lygus, jisai atitinka kampai jo. Šitie gilinimai farų, jie vienodi, gale lygiai tas pats. Na, prasme, aš tai, kai kreipiu dėmesį tokią smulkmeną, žinai, gal ne visada sakau, bet aš vis tai kreipiu dėmesį smulkmenas. Atsimenu, kažkada atvažiavau, tu čia su metalinė liniuotė, ten ratus matuoja ir man net, žinok, net krūminius dantis suskauda, kai tu prilieti metalinį, tu prilieti tiesiog tą metalinį liniuotę gratą. Ne, negali pasakyti, kažkaip man tokiai reikia, žinai. Aš toks esu, žinau, man turi būti viskas. Tai sutinku, man irgi turi būti, bet kiekvieno darbo pobūdis kitoks ir vis tiek dalim turi prisitaikyti, žinai, kas man gražu, pavyzdžiui, arba kas man priimtina tau atvirkščiai ir šiaip iš esmės atvirkščiai gali būti. Bet... Aš dar prisiminiau, žinai, kas galėjau tik parekomenduoti. Va, apie ką jis galvoja, ne apie gražų golfą. Ne, aš galvoju, iš kur aš tave žinau? Iš nuotraukų? Ne. Hameriuose? Hameriui. O Hameriui yra Gabrielius galėjo rekomenduoti, žinok. Nes jūsgi pažįstami, atrodo, ne? Taip, pažįstami. Tai mes ir su Audriumi, ir su Gabrielium pažįstami. Audrius arba Gabrielius galėjo rekomenduoti jo. Prisipažinkit. Būtinai prisipažinkit, nes mes nežinom dabar. Mes dabar galvojam, žmogus galvoja. Aš negaliu. Galvoja ir nežino apie ką galvot. Taip, tai vis tiek apibendrinant, 2 skaičiai, noriu išgirsti 2 skaičius. Tai reiškia 10 baliai sistemoje nuo 1 iki 10. Ko tikėjaisi prieš šito stage'o, prie išpūtimo arkų? Realistiškai, kiek tikėjaisi ir... Apie lipą? Ne, apie pirmą, apie išpūtimą, ne? Tai vat, sakykime, aišku faktas, kad tu tikėjaisi 10-tuko, ne? Bet tada mes nebeturėtumėm kur iššokti rezultate. Jo, 10-tuko, žinok, negausi. 10-tuko negausi, nes tu čia gerai mane įtraukiai, žinok, su ta visa apačia, su viskuo išpūtėjai taip, kad čia yra mėsa ir ta mėsa va ties čia baigėsi ir būtina va čia uždėtis. Būtina tiesiog. Supratau. Tai šitą marketinginį triuką aš tik dabar supratau. Aina, sau lemba. Jo, bet overall, jeigu tai bendrai paėmus, aš noriu, žinok, vertinti galutinį rezultatą. Gerai, gal be viršaus, be viršutinio spoilerio, slenkščiai ir netgi turbūt tie minimum tie 3 addonai, aš norėčiau, kad jie atsidurtų tada aš tau pasakysiu. Ta, ką dabar pamačiau, tai visiškai vieną kryptį žiūrim, aš atvažiavau su 0 lūkesčių. Taip kaip tu buvai uždengęs, tai vat pas mane taip vat ir uždengta buvo galvoje visą laiką. Realiai, man ten rodė, ten taip nueina, ten eina taip, ten biški, ten čiučiuk. Okei, žinai. Va, darai, sutarėm, kad yra palei originalą, kad laikomės tos linijos, bet su žiauriais raumenim. Ir kad dabar jau nieks nebesumaišytų, žinai. Net nesuprantantis apie Volkswageną šitą erą, nieks nebesumaišytų. Aš noriu, kad jisai po truputį taptų klasika. Supratau. Tai gerai, taip jam žodžiu paliekam tada intrigą šitoj vietoje. Skaičių davaiški mes... Taip, gerai, supratau. Nukeliam. Man atrodo, kad tenais... Aš galiu įvertinti šitą. Ai, šitą įvertinti? Aš galiu įvertinti šitą, jo. Įvertinti bent jau šitą. Palauk, prisimerksiu. Tai yra žiauriai gerai. Ta prasme, viskas, ir net jeigu žais su spalvom, man patiko mintis, pagavau tavo mintį, jeigu žais su spalvom, tarkim, ten yra juoda, čia yra juoda, tarkim, nuo čia yra mėlyna, ryklio pelekai galbūt irgi, žinai, jeigu sugebės apklijuoti tokią mėlyną spalvą gražiai, tai aš manau, kad čia tiesiog bus wow. Tik nereikia perlenti, ne? Tai faktas, bet jeigu paimant šitą dalį, tai nebūtinai ją klijuot gali. Čia tokia maža dalis, sakykime, gali būti ir nudažyta. Aš tai žinok, 9 drąsiai čia rašau. Drąsiai. O, 9 jau gerai, arba 11 būtų geriau. Jo, kai iš 25 balų sistemos, tai... Ne, tai taip, aš suprantu, 25-9 yra, sakyginai, gerai. Iš tikrųjų, man patinka, kaip mokyklo visės du. Arba pats iš vieneto išsitaižai kažką. Čia nenulaušim tavo šitos palangės. Su telefonu? Bet šiaip žiauriai gėlai laiko. Tai aš galvoju, net ir taip palikt turbūt reikėtų pusę. Ta prasme, šito net nedaryta, ne? Va taip palikt kaip ten. Jo. Tai gerai, tai šitą visą nulupam ir paliekam tik tai kaip tenais. Pasilgau automobilio žiauriai. Taip noriu pravažiuoti. Nukelt? Nuklijuosim visą vrapą ir pralėksi čia per skiedrą kieme.
Biškį. Gal pakentėsim. Tai čia jau nedaug liko, kiek čia tu sakai, 2-3 dienos, ne? Taip, aš čia va greitai prisuku tą fanierą, supranti, perimetru, viskas tada sujungiam. Mes galim padaryti kaip šituosgi. Tai išlydėjom Domą, apkalbėjom dabartinį pradžią, Domas patenkintas, nustebintas ir judam toliau. Žodžiu, trumpai tariant, stilius ir mintis jam patiko, šiek tiek pakalbėjom, prisiminėm pačią projekto pradžią, pabendravom, padiskutavom. Žodžiu, smagiai praleidom laiką ir judam toliau. Stilius ir dizainas aiškus. Kryptis, kaip išsireiškia Domas, abiejų ta pati, reiškia viskas ok ir drąsiai galime judėti tolin. Nu ką, po pasimatymo Domų, golfo savininku, gavom palaiminimą galbūt. Tai dabar laukiu Šarūno, o Šarūnas mums nuskanuos priekinį bamperį. Tai yra planas, trumpai tariant, nusiskanuot lipą uždėtą, taip kaip jisai yra, tiek kairė, tiek dešinė pusė. Tada nuimti lipą, jį nuskanuoti atskirai ir nuskanuoti bamperį su išformuotu tuo iškilimu, nežinau kaip čia pavadinti, be lipo jau ir nuskanuoti visą apačią. Iš esmės 3 etapai. Tai viskas sudėta, lipas atskirai nuimtas ir bamperis be lip. Nu ir prie to pačius lenkščius dar nusiskanuosim į ateitį. Tai va, laukiam Šarūno ir judam su skanavimu. Paimkim daugiau šiek tiek, iki va čia. Abi pusės. O, kvapas tai kaip net nežinau. Tai kadangi planas šitoj vietoj atkartot priekinį pelekiuką, kažkaip tais, nežinau dar, koks čia jisai gausis ir kaip jis tai čia atrodys, bet iš esmės, kaip sakiau, priekio pratęsimas, kuris čia nueis, pereis. Tai ką padariau 3D modelyje, išsikirpom gabalą šito peleko, padarėm veidrodį, atsispausdinom tokį dalykiuką, kurį jau matau, kad reikės šiek tiek pamodifikuoti, žinoma, kad pritaikyt pagal šitas linijas ir žiūrėsim, kas čia gausis. Tai iš esmės kažkas va tai va turės čia eiti. Tai bus matyt, kas čia bus. Čia pasižymėjęs esu liniją, kiek susitrumpinsiu, bet galvoju ir noriu padaryti ne vienodą plotį, o išsiaurėjančio į platėjantį ir paskui galbūt pačiam gale, kai užsilenkia, vėl šiek tiek susiaurėja, o čionais galvoju padaryti vos ne, kad galbūt iki čia, kad nueitų toksai su, žodžiu, kad pirštus ten galėtum įkišti su ortakiu tokiu. Tai nežinau, žiūrėsiu, kas gausis, važiuoju toliau ir žiūrim, kas gaunasi.
Antras etapėlis prie golfo baigtas. Tai laukiu dabar domo savininko ir jo verdikto. Ar gerai, ar nelabai. Bus gerai, tikrai gerai. Man labai patinka iš tikrųjų, nuvariau į kosmosus. Primakalavau kaip priklauso, kaip sakyt. Tikrai. Tai sulauksim, pasižiūrėsim. Šiaip žiauriai gerai, man patinka. Man patinka. Kaip ir priekinis lipas eina ne pagal planą. Planas buvo, kad aero paketas, šitas visas lipų, poslinkčių difuzorio ir visų apdailų paketas, kratinys bus basic. Basicas yra, reiškia, paprastas. Vienos dalies lipas, vienos dalies ten poslinkščiai. Prie galo, kadangi dar nepriejau, tai negaliu pasakyti, kokie jie bus po viso kūrybos proceso ir finale, bet planas bet kuriuo atveju buvo, jau dabar galiu sakyti, buvo. Paprastas, gražus, nepersistengiant, su detalių kiekiu, apdailų va tas paketas. Bet priekinis lipas gavosi 3 dalių, poslenkstis, kadangi jau yra užbaigtas, gavosi 2 dalių. Tai žiūrėsim, kelių dalių gausis difuzorius. Faktas, kad spoileriukas po galinių stiklų ir spoileris ant stogo, tai tikrai bus po vieną dalį, bet negali žinot. Gal aš ten prisvaiksiu ir bus kažkas ten tokio nestandartinio. Bus matyt, nenoriu prišnekėti. Tai dabar keliausim prie galinio difuzoriaus ir tuo tarpu dirbsim ir prie lipo. Tiksliau jau yra ir dirbama prie to lipo, jisai yra Karolio modeliuojamas, tvarkomas skenas, žodžiu, galvojam, dėliojam, kaip lengviau, paprasčiau ir kuo geriau pagaminti jį, kad išgaudyti visas linijas, visus milimetrus, sakykim taip. Trumpai tariant, kol aš dirbau prie poslenkščio, vyko darbai su priekiniu lipu. Tik tai ne garaže, o namuose prie kompiuterio. Dabar šiek tiek grįšiu prie priekinio lipo, pasižiūrėti kelis niuansus, kelias vietas, kaip ką geriau padaryti, o tam tarpe Karolis dirbs prie jau 3D mano sukurto poslenkščio. Ir tada jau, kai padarysiu tos kelis darbelius prie priekinio lipo, keliausiu prie galinio difuzoriaus. Ir ten jau planuoju pasireikšti, baisiai pasireikšti. Bet iš tikrųjų pamatysim, kas bus. Tai palinkėkim man sėkmės, trybės ir kad laikas taip greit netirptų. Nes kai pradedi kurt ir pradedi dalykus formuot, kurt šitą visą grožį, laikas tiesiog ištirpsta. Nesuprantu, ateini, persirengi, paimi švitreką į ranką ten ar ten kažką su kuo tenais dirbi, žodžiu, pažiūri į laikrodį, premu 3 valandos praėjo, eik tu savo. Tai palinkėkim man laiko, gal ne tiek kantrybės, kiek laiko, o poslenkstis jau jūsų teismui paliktas. Pasakysit, ar gražu, ar negražu. Tarp kitko, truputėlį pabandysiu priekinio lipo vieną vietelę pamodifikuoti lengvuoju būdu. Galbūt ne tai, kad pamodifikuoti, o kitaip padaryti vieną vietelę ir pasižiūrėti, ar nebūtų geriau. Kaip sakoma, visada rasi prie ko prisikabinti. Ir realumo gali tiek ir glostyti čia dar ilgai. Tai va, pabandysim, pažiūrėsim. Einu toliau daryti. Up. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir pasidalinti su draugais. Nes esam naujas kanalas ir šios smulkmenos mums labai svarbios. Jos skatina judėti ir kurti toliau. Iki kitų susitikimo. Dar kartą ačiū. Pocahontas! Čia tik Pocahontas, nekreip dėmesio. Grakščiais kojų judesiai. Ne, čia grakščiais kojų judesiai. Mr. Vaibulus Perfectus.